Sveiki. Buvau Lidlo parduotuvėje ir pirkau tokių produktų, tai jie ten nemokamai tokių davė futbolistų visokių tokių kortelių ir su žymių futbolistų nuotraukomis. Tai yra vaikučiams, kada nuo pat mažens yra, kad jau jie turėtų savo kažkokį idolą, kažkokį dievą, kažkokią žvaigždę, ne? Ryškiausia žvaigždė va čia pažymėta. Bet iš tikrųjų tai turėtų statyti aukščiausiai į pirmą vietą. Tik aukščiausiai. Taip mes galime turėti lyderių, mokytojų, taip mes galime turėti trenerį, kuris iš tikrųjų greičiausiai ir bus jūsų lyderis, nes jisai kažką jau pasiekęs. Jo tie pasiekimai parodo, ką žmogus gali. Viskas yra gerai. Bet nuo pat mažens jau yra tiesiog duodama tokia žinia, kad va čia kažkas yra aukščiau ir kad tie vaikučiai įsikibtų į tai, bet kiti dėl to ir kenčia, kad aš dar ne žvaigždė, aš dar ne. Tai yra keli tokie niuansai, žodžiu, gali būti ir įkvėpti, bet gali ir numinti tą vaiką žemyn. Tai čia yra labai įdomu ir čia yra psichologija. Taip kad į pirmą vietą vis dėlto reikėtų statyti aukščiausiai ir per jį mes galime sutvarkyti problemas, per jį mes galime turėti nuostabią sveikatą, nes aukščiausiasis ir yra meilė. Ir vis dėlto rekomenduoju tokių dalykų nedaryti. Pats sportas yra sukurtas tam, kad profesionalus sportas nėra sveika šitiems žmonėms. Tikrai ne. Ir paklaus, kad atsimenu Sabonis, tarkim, kažkaip man Arvydas Sabonis įstrigo, kaip jis sakė. Jis minėjo, kad jeigu aš ryte atsikeliu ir man absoliučiai nieko neskauda, tai aš galvojau, kad aš jau numiriau. Tai kokias kančias praeina profesionalai, tai nėra gerai. Ir greičiausia po mano atėjimo gali jis viskas sprogti. Visos karo mokyklos turėtų tapti sporto mokyklomis. Olimpiada turbūt vis dėlto vis tiek egzistuos, visada bus, bet nebebus taip išaukštinti šitie visi sportininkai. Geriau eikite patys, sportuokite patys, siekite savo pasiekimų, šokite, dainuokite, nugalėkite save, kiekvieną kartą tapkite geresniu ir jūsų gyvenimas bus daug nuostabesnis negu žiūrėti futbolą ar ten krepšinį ir gerti. Ir taip nusigeria žmonės, kad jūs matytumėte, kaip anglai geria. Tiesiog yra baisu. Britai, galima sakyti, ne vien anglai. Aš buvau užėjusi į pubą, jie ten šoka, dainuoja ir skanduoja, bet man tai kelia tokį baisų nerimą ir aš kažkur pafilmavau, jeigu rasiu, galėsiu parodyti, tai yra tokiame lygyje degradacija, jauni žmonės, ir aukščiausiai jam nepatinka, nuplaus viską vandeniu, viską nuplaus. Tai dėl to yra labai sudėtinga ta situacija, kas dabar vyksta. Moterims sukurti filmai, šitie muilo operos, o vyrukams sportas, kad nebūtų šeimų, kad vieni čia sėdėtų, o kiti čia sėdėtų. Nes kadangi nelaimingi, tai žiūri kažkokias nelaimingas istorijas moteris, o vyrai sėdi sportą žiūri. Bet iš tikrųjų vyro galva turėtų užimti šeima. Moteris turėtų būti jo pirmoje vietoje. Tai ten, pavyzdžiui, kai rodo vyro smegenis ir moterų smegenis, labai įdomiai. Tai vyro ten, beveik, ten labai didelę dalį užima sportas. Paskui ten kažkokia dalis šeima, paskui karjera.
Bet iš tikrųjų šeima turėtų būti tolygų karjerai. Ta prasme, moteris turi būti pirmoje vietoje. Pirmoje. Ji pasišvenčia savo gyvenimą, ji tarnauja jums, kad jūs įgyvendintumėt savo misiją. Tai yra taip svarbu. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Dėl to jūs nevertinate moterų ir laukia jūsų dar viena šlykštynė 25 metais. Pasiims visus vyrus, kurie kenkia moterims, kurie kenkia moterims visomis prasmėmis. Nemyli, negerbia moterų. Pasiims visus. Todėl, mielos moteris, skubėkite, veskite savo vyrus į alijansą, pačios prisijunkite kuo greičiau. Pirmiausia jungiasi moteris, paskui jungiasi vyrai. Ir tik tokiu būdu jūs galite išgelbėti šalį, jūs galite išgelbėti ir daugiau šalių. Tai yra taip svarbu. O kai tie dalykai, tie prioritetai susidėlios, tai žmonės gyvens visai kitokius gyvenimus. Moteris turėtų būti šventa. Vienintelė baimė pas vyrą turėtų būti prarasti savo žmoną. Viskas, savo mylimąją. Viskas daugiau, o visa kita išgyvenama. Jo, tai dėl to labai sudėtingas vyrų gyvenimas, jeigu jis neturi žmonos. Moteris kitaip sutverta. Moteris turėtų būti prisirišusios tik prie vieno, prie Dievo. Jos turi būti laisvos, jos turi būti kaip deivės, skleisti tą meilę, gėrį, nešti, dovanoti gėles, tiesiog gerų žodžių pakelti kitų žmonių sąmonę, įkvėpti kitus žmonės, vaikus. Aplink ją turėtų būti daug žmonių, ji ta suburėja, globėja, išklausytoja, guodėja, gelbėtoja. Ji yra viskas. Ir kai moteris nėra, iš karto yra visos šeimos. Žiūrėkit, numiršta mama ir ta šeima tokia, viskas. Numiršta vyras, tai šeima dar laikosi, todėl kad yra mama, žmona. Tai tam kartui tiek. Labai trumpai, bet iš širdies pagal aukščiausiai. Susidėliokite prioritetus, ypatingai dabar, kai visi bėgsite iš Anglijos, iš UK, tos karališkos šalies, tai tikrai susidėliokite tos prioritetus, kas jums svarbiausia šiandien. Tai čia yra viso to pamokos, kas jums svarbiausia. Pirma turėtų būti gyvybė, po to jūsų sveikata, gyvybė, sveikata, po to meilė, pratęsimas šeima, tai jūsų vaikai, ir po to jau ten karjera, pinigai, ten ir taip toliau, aišku, kai šeima, tai ten ir tėvai, po to jau ten antraeiliai sesės, broliai, tėvai, sesės, broliai, dėdės, tetos ir taip toliau, ir paskui jau tik karjera, ir paskui pinigai. O pinigai ir ateina, kai viskas labai gerai, tai tada viskas ir ateina. Ir aišku, tie principai, vadina principai arba tiesiog dvasinės vertybės, kurios suteikia tokį teisingą gyvenimą, kuomet tie prioritetai yra sudėlioti teisingai. Ir tada tampi lyderiu, moteris lyderė, kadangi jinai suburia kuo daugiau žmonių, per ją visada eina komunikacija, vyras sukuria produktą, tarkim, kažkas turi verslą, arba jisai labai geras amatininkas, o moteris visada, o mano vyras tą daro, mano vyras tą daro, mano vyras tą daro. Ir jos dalinasi informaciją ir tada labai greitai, tau reikia to, mano vyras batus kala, o mano vyras spintas daro, mano vyras ten virtuvės daro, kitas plyteles kloja. Ir taip, komunikacija, tai čia yra moters užduotis. Tai taip ir bus. Evgenijus sukūrė tą, o mano yra užduotis užkomunikuoti. Bet jeigu aš išeisiu, aš visai nepykstu, viskas yra gerai. Jokių problemų, aš tiesiog turiu padaryti, aš padariau vieną klaidą, aš nenuėjau į jo konsultaciją, vieną kartą aš nenuėjau
Ir dėl to man reikėjo kentėti 5 metus, 9 mėnesius. Bet aš savo klaidą ištaisau ir viskas aš padarau ir viskas yra gerai. Ar aš esu auka? Ne. Aš esu nugalėtoja. Jeigu jūs galvojat, o kokia vargšelė, o tokia liuzerė, bet žinokit, didžiausi lyderiai yra didžiausi liuzeriai, nes jie praeina patį didžiausią ir sunkiausią kelią tam, kad kiti eitų paskui ir sektų paskui juos. Tai yra šio gyvenimo dėsniai. Bet jums yra duodama kas kita. Pirmiausia savo, pirmiausia turite duoti kitiems. Ir tada galėsite energiją, meilę duokite kitiems ir viskas sugrįž 100-eriopai. Dievas moka visada už visas jūsų kančias, už visus jūsų praeitus sunkumus, nugalėtus, kai nugalėte visus savo minusus, juos padarote pliusais. Tai čia ateina toks atlygis, kurios turbūt gyvenime nesitikėjote. Tai va, su meile. Tik dėl jūsų naujo gyvenimo.